Rinkome paminėti 1921 metų sausio 13 dieną žuvusių atminimą visų kovojusių už mūsų Lietuvą, už mūsų visus. Matau šioje salėje tikrai sėdi ne vienas, kuris buvo tų dienų įvykių dalyviai, taip pat aišku yra jaunoji karta, kuri tik tai iš istorijos, iš vadovėlio, iš pasakojimų tėvų ir senelių žino, kokie buvo vis tik tai labai rūstus tų dienų įvykiai. Tomis dienomis visi žmonės buvo kartu. Tai buvo paprastų eilinių žmonių pergalė. Tai buvo Lietuvos pergalė prieš sovietinį diktatą, kuris norėjo tankais ir automatais įveikti mūsų tautos paskelbtą nepriklausomą Lietuvą. Ir tik vieninga tauta, kuri kartu sustojo prie Seimo, sustojo prie televizijos bokšto, stovėjo ir prie Sitkūnų, prie Juragių, prie daugelio vietų, kurių mes galbūt jau dabar nepaminėsime. Bet jie buvo vieningi ir jie buvo paprasti. Tai buvo eiliniai žmonės ir jų tas tikėjimas mūsų ateitimi tikrai buvo stiprus ir ta stiprybė mums padėjo. Norėčiau, kad istorija neužmirštų tų įvykių ir tegul visuomet istorija prisimena tų įvykių svarbą, tegul prisimename tuos, kurie žuvo, prisimename jų tvirtumą ir mūsų visų vieningumą. O papraščiau visus, pagerbiant visus žuvusius už sausio 12, pagerbti tylos minutę.